Prisikėlęs Viešpats tarė Marijai Magdalietei: eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengsiu pas savo tėvą, jūsų tėvą, pas savo Dievą, jūsų Dievą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Džiaugiamės šioje šventoje vietoje, galėdami mišių auką aukoti jūsų intencijomis, kurias užrašėte šiandien ir švenčiant Šventosios Marijos Magdalietės šventę. Prašykime karštos meilės Viešpačiui, kaip jos gyvenimo pavyzdys mus moko. Dabar žadinkim gailestį už savo kaltes ir prašykime Dievą nuodėmių atleidimo. Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Atėjo šaukti atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas tėvą mūsų užtarti, Viešpatie pasigailėk. Te pasigailė mūsų visagalis Dievas ir te atleidžia mums nuodėmes, kad yra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje. Amen. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkėmės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžią garbę. Viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagali Dieve Tėve. Viešpatie vienatinį Sūnau, Jėzau Kristau. Viešpatie Dieve, Dievo avinėlį, Tėvo Sūnau. Tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu vienatinis Viešpats, tu pats didingiausias Jėzau Kristau, su šventaja dvasia, Dievo Tėvo garbei. Amen. Melskimės. Dieve, tavo vienatinis Sūnus Marijai Magdalietei pirmajai pavedė skelbti Velykų ryto džiaugsmą. Leisk ir mums jos užtarimu bei pavyzdžiu skelbti visuomet gyvą Kristų ir jį regėti išaukštintą tavo garbėje. Jis, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Klausykimės Dievo žodžio. Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus, antrojo laiško Korintiečiams. Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Todėl nuo šiol mes nebenorime nei vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Girdėjote Dievo žodį. Ilgis tavęs mano siela, o Dieve. Ilgis tavęs mano siela, o Dieve. O Dieve, tik tu mano Dievas, nuoširdžiai tavęs ieškau
ilgis tavęs mano siela, trokšta tavęs ir mano kūnas, kaip ištroškus dykynė be vandenio žemė. Ilgis tavęs mano siela, o Dieve. Šventykloje apie tave aš svajoju, malonu man matyti tavo galią, tavo didybę. Už gyvastį tavo malonę brangesnė, šlovins tave mano lūpos. Ilgis tavęs mano siela, o Dieve. Girsiu tave, kol gyvensiu, savo rankas į tave tiesiu. Pertekusi džiugesio bus mano siela, mano lūpo žavėsis, teikdamo šlovę. Ilgis tavęs mano siela, o Dieve. Tu mano rėmėjas, aš krikštauju sparnų tavo pavėsį, glaudžias prie tavęs mano siela, tavo dešinė mane laiko. Ilgis tavęs mano siela, o Dieve. Alleluja, 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 alleluja. Pasakyk mums, Marija, kas įmačiusi kelyje, kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, ir garbę, kurią prisikėlusi spindėjo. Alleluja, 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 alleluja. Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Pirmąją savaitės dieną labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius, vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: moterie, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jie atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų,
bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai, moterie, ko verki, ko ieškai. Jinai manydama, jog tai sodininkas atsakė, gerbiamasis, jei tamsta jį išnešei, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako, Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai rabunė. Tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė, nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengsiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai tepanaikina mūsų kaltes. Šiandien bažnyčia švenčia šventę Marijos Magdalietės, kuri vadinama apaštalų apaštalė, ir sugrąžina Evangeliją mus į tą lemtingą rytą Jėzaus ir visų mūsų gyvenimui, būtent kai kapas tuščias ir Marija yra atlyginama už jos ištvermingumą, už jos meilę, ta, kuri atėjo įvykdyti pareigos, patepti Jėzaus kūnu po jo mirties, pergyvena, verkia, kad neranda jo. Kai išsiskirstų visi nuo kapo, ji vis tiek lieka ir laukia. Ir štai išsipildo Jėzaus pažadas, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Ir štai Marijai malonė yra būti užkalbintai Jėzaus ir pakviestai eiti pas mokinius, pranešti, kad Viešpats prisikėlė, kad jis žengia pas savo ir mūsų tėvą. Iš apaštalo Pauliaus antro laiško Korintiečiams mes girdime, kad Kristaus meilė valdo mus, verčia mus, taip kaip meilė Kristui Marija Magdalietė paskatino jo ieškoti, su džiaugsmu atrasti ir jį skelbti. Taip melskime, kad Kristaus meilė ir mus patrauktų prie jo ir padėtų mums jį sutikti ir liudyti pasauliui. Marijos Magdalietės gyvenime tai tas įvyksta, kai Jėzus ištaria jos vardą Marija. Jėzus žino kiekvieno mūsų vardą, jis nori kreiptis labai asmeniškai kiekvieną iš mūsų, kaip per švenčiausią mergelę Mariją Dievas kreipėsi į 3 šitoje vietoje Fatimos vaikučius. Taip Viešpats nori kiekvieną iš mūsų pakviesti, kad galėtume skelbti jį, o tai reiškia mylėti Dievą, mylėti Kristų, kaip Marija Magdalietė mylėjo, ir trokšti, kad visi jį pažintų, trokšti atsivertimo malonės, kad visi tikėtų ir gyventų. Amen. Visuotinė malda. Užtariant šventosioms moterims, ypatingai Marijai Magdalietei, melskime Viešpatį už bažnyčią ir kartokime. Maldavimus atsiliepkime, atsimink savo bažnyčią Viešpatie. Atsimink savo bažnyčią Viešpatie. Užtariant visoms kankinėms dvasios stiprybę nugalėjusioms kūno mirtį, suteik bažnyčiai stiprybės įveikti gundymus. Atsimink savo bažnyčią Viešpatie. Užtariant ištekėjusioms moterims, kurios gyvendamos šventoje santuokoje augo malonę, padėk savo bažnyčiai brandinti apaštališkus vaisius. Atsimink savo bažnyčią Viešpatie.
užtariant našlėms, kurios savo vienatvę nušvieti malda ir gerais darbais, padėk savo bažnyčiai atskleisti tavo meilės slėpinį pasauliui. Atsimink savo bažnyčią, Viešpatie. Užtariant motinoms, kurios gimdė vaikus Dievo karalystė ir žmonių bendrystėj, padėk savo bažnyčiai visus žmonės vesti į išganymą. Atsimink savo bažnyčią, Viešpatie. Užtariant visoms šventosioms moterims, kurios tapo vertos regėti tavo veido šviesą, leisk savo bažnyčios mirusiesiems šią šviesą amžinai džiaugtis. Atsimink savo bažnyčią, Viešpatie. Pavedame tau, Viešpatie, visas intencijas, kuriomis prie tavęs artinasi, tavęs prašo mūsų grupės nariai ir Viešpatie, teik malonę, kurios reikia jų ir jų artimųjų išganimui, tave prašome. Atsimink savo bažnyčią, Viešpatie. Tyloje Viešpačiui mūsų maldavimai. Meldžiame, atsimink savo bažnyčią, Viešpatie. Marija nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį. Leisk, Viešpatie, mums trokšti ir melsti taikos, atsivertimo ir išganimo. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Garbėto Dieve visatos, kūrėja, už tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau, ta žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Garbėto Dieve visatos, kūrėja, už tavo dosnumo turime vyno, kurį aukojame tau, tas vynmedžio žmogaus darbo vaisius taps mums dvasinio gėrimo. Garbėto Dievo per amžius. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš tavo už šią auką. Tegul teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Teikis Viešpatie priimti mūsų aukas suneštas minint Šventąją Mariją Magdalietę, kurios nuoširdus patarnavimus maloniai priimdavo vienatinis tavo sūnus Jėzus Kristus, jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpat su jumis, aukštyn širdis,
Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Šventuosiuose, kurie pasiaukojo Kristui dėl dangaus karalystės, mums dera aukštinti nuostabę tavo apvaizdą, kurią tu žmogų šauki pirmykštį šventumą ir leidai jam patirti būsimojo amžiaus malonių. Todėl mes draugė su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujamą giesmę. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse, garbė tam, kurs ateina Viešpaties vardu, Osana aukštybėse. Tikrai tu Viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave Viešpatie prašome šventosios dvasios gale, pašventink šias paaukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju. Tavo sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas laimino laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateina. Minėdami Viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimo permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikės tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventąja Marija Magdaliete ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Josef, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas,
visur įsisklaidžiusios savo vaikus apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau meili iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbę amžinai gėrėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybes. Per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Melskimės, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus meilė valdo mus, kad gyvėjai nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir prisikėlė.
Melskimės. Šventieji sakramentai te uždega mus Viešpatie tokia ištverminga meile, su kokia šventoji Marija Magdalietė nuolat lydėjo savo išganytoją Jėzų Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpat su jumis, te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.